Tai yra keptuvė, kurią namuose privalo turėti kiekvienas. Ji universali, joje galima kepti viską ir jas galima bus perduoti iš kartos į kartą. Tai yra ketaus keptuvė. Ketaus keptuvės gaminamos iš geležies ir anglies lydinio. Jos tyčia gaminamos būtent tokios sunkios ir tokiom storom sienelėm, tam, kad labai ilgai išlaikytų temperatūrą ir tą temperatūrą laikytų stabiliai. Tai targi, jeigu mes įkaitinam keptuvę iki aukštos labai temperatūros ir norim skrudinti steiką, tai uždėjus mėsą pati keptuvė netvėsta ir jinai labai gerai skrudina steiką. Jeigu mes norim kepti kažką labai ilgai ir, tarkim, joje troškinti, kadangi sienelės yra storos, temperatūra nėra perdoma taip greitai, nesviruoja, tai mes galim joje ganėtinai lengvai troškinti ilgai. Parduotuvėse turbūt teko matyti daug ketaus keptuvių, tačiau kuo jos skiriasi, nes kadangi iš pažiūros jos atrodo lygtais visos vienodos. Tai kaip ir minėjau, tai yra geležies ir anglies lydinys. Tai iš kur ta geležis atkeliauja į gamyklas? Tai turbūt taip atrodo, kad mes gaunam tiesiai iš geležies rūdos ir būtent tą geležies rūdą išlydoma ir padaroma keptuvė. Tačiau daugeliu atveju būtent tos keptuvės jos daromos iš perdirbtos geležies. Ir tik tais geros, sakykime, gamyklos, atsakingos gamyklos atsirenka gerą kokybišką produktą ir būtent iš jo pagamina keptuves. Tai pirmas dalykas, ką aš palinkėčiau, ką pasakyčiau, tai būtent rinktis geras ketaus keptuvės, kadangi jos tarnaus labai ilgai ir šioje vietoje netaupyti ir pasirinkti gerą prekinį ženklą. Šiuo atveju mes prekiavome Petromax, vokiečių gamintojo prekinių ženklų ir jis būtent gerai atsirenka savo geležį, būtent gerai prižiūri, sakykime, tą sudėtį. Antras dalykas, ką geri gamintojai daro su ketaus keptuvėmis, yra būtent liejimas. Keptuvės yra liejamos smėlio formose, tiesiog tai yra, sakykime, forma, kurioje mes įpilam tą lydinį ir tokiu būdu išliejama ir įgaunama tos keptuvės forma. Tačiau mes tas smėlio formas naudojame daug kartų ir po kurio laiko lieka mažos dalelės prie būtent tos formos sienelės ir tokiu būdu liejant po truputį atsiranda kai kur nelygumai. Tai reiškia, visos sienelės jos nebus vienodos. Tai geri gamintojai tų keptuvių, kurios kainuoja šiek tiek daugiau, dėl to, kad daugiau kainuoja dėl to, kad būtent tas formas keičia dažniau, tai būtent geri gamintojai pakeičia tas smėlio formas kur kas dažniau ir tokiu būdu mes gauname kur kas tolygesnį liejimą keptuvės. Ką tai įtakoja? Vėlgi tolygesnį kepimą, nes visur bus vienodas atstumas, visur sienelė bus vienodo storio ir visur keps visiškai vienodai. Taigi, ketaus keptuvės yra tos keptuvės, kurios tarnaus jūsų namuose daug laiko, jos gali būti perdodamos iš kartos į kartą. Todėl patarčiau rinktis gerą keptuvę, kurią jūs realiai pirksite tik vieną kartą ir jas naudosite visą gyvenimą.